Čia laida apie ūkį ir bites. Ignalinos rajone naujajame Daugeliškyje gyvenantį Romą Lunecką aplinkinių kaimelių gyventojai daugiau žino kaip gaisrininką nei ūkininką. Profesionalus ugniagesys išėjęs į pensiją ėmėsi naujos veiklos – ūkininkavimo. Nors šios dvi sritys regis visiškai nepanašios, pasak Romo, jo buvusio darbo patirtis labai praverčia dirbant ekologinėme pienininkystės ūkyje. Kviečiu žiūrėti. Dirbau gaisrinę, gaisrus gesindavau, ūkį irgi atitinka mano pagal specialybę, irgi vien tik gaisrus gesinu. Tai dabar šieną pjūtę, lietus užlyja, reikia skubėti, kad žolė neperaugt. Vienu žodžiu, gaisrus gesinam, visą laiką pagal specialybę dirbu. Kad gyvulininkystė iš malonaus hobio taps šeimos pragyvenimo šaltiniu, gaisrininkas Romas ir mokytoja Sigutė Luneckai tikrai nesitikėjo. Abu dirbo valdiškuose darbuose, o karvutės buvo gera paspirtis jaunos šeimos biudžetui. Tačiau raguočių ūkyje kasmet vis daugėjo ir pamažu peraugo į vidutinį šeimos ūkį. Tų karvučių porą ten iškart laikėm, tada vis daugiau jų atsirasdavo. Tokias buvo kaip į hobį. Patikdavo su tais gyvuliais, traktorių nusipirkau, tada traktorium dirb. Po truputį kažkaip kaime gyvenant, įsitraukėm, plėtėmės, tie veršeliai vis labai gražus gimdavo, vis gaila būdavo tai parduot, taip ir prisiauginom. Senas šeimos tvartas buvo prie pat namų. Laikant kelias karvutes, tai buvo tik privalumas. Tačiau bandai didėjant reikėjo dairytis naujų patalpų. Sename tvarte nebuvo melžimo aikštelės, mėšlą tekdavo mėžti rankiniu būdu, o ekologiškai laikomoms karvėms laisvai pajudėti buvo per mažai vietos. Ten jau tam tvarte jau negalėjai pasakyti, kad ten hobi, nes jau ten buvo jau 35 vietos iš viso, ten su prieaugliu tiek nebūdavo karvių, būdavo tik 30 karvių kažkur, ten 5 pelyčias vis daugindavom. Jau ten prasidėjo verslas, ten buvo mažai labai mechanizuota, tik tai melžimas į bakelius melždavos, mėšlą transporteris būdavo, bet tam transporteriui vis tiek reikėdavo rankam paduotas mėšlas. Teko jau vis tiek galvoti, kaip pasilengvinti arba iš vis atsisakyti šitą verslą. Pradžių, taip sakant, galbūt su dukra grįžinėjomės iš kaimynų ūkininkų ir sakom, ten ir nesunku ten dirbti, ir labai patogiai tos ir karvutės. Sakom, gerai, gal ir mums būtų šitaip ūkininkauti. Vyrui tokia pati pradžia buvo duota mintis. Luneckai kartu su savo vaikais nusprendė rimtai imtis pienininkystės, pasistatė naują fermą, kurią ūkininkai juokaudami vadina moteliu. Mat gražioje kalvotoje vietovėje stovinti raudona ferma labiau primena gyvenamąjį namą. Visas planavimas buvo toks, kad sutalpinti šitos matmenys ant pastatą, kuo daugiau gyvulių, kad nebūtų grūšių jokių, kad taip išdėstyti viskas. Tas pavyko, kiek supranta. Kažkaip abudu buvom tos nuomonės, kad palaido laikymo, ir prasidėjo šitaip kūrimas pasitardami. Jau čia vyras daugiau, jau jis nusimanė iš seminarų, iš spaudos, pasiskaitydami, pažiūrėdami ir suplanavom tokią. Ir pastatė vyras. Švaresnė žymiai karvės yra, kai palaido laikai man. Kas man iškart irgi atrodė, kad neįmanoma, nes jos eina, bet jos yra pasiskirti į savo vietas, kiekviena guldi savo vietą. Ten, vienu žodžiu, gyvulys laisvai juda, jam vacijono aikštučių jau nereikia. Jos pačias, kur reikia, nueina. Nereikia pačiam žmogui jos varinėti. Mažiau gauna stresą, kai nereikia varinėti, nes jos pripratė prie šitą režimą, jos visko jau žino. Romas Luneckas fermų statybas pradėjo prieš gerą pusmetį. Ūkininkas pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą, nes be paramos, pasak Romo, būtų sunku. Kartu su žmona Sigute apvažiavo nemažai ūkių, kol apsisprendė, kokio tipo fermą statysis savo ūkyje. Jis buvo statoma etapais. Iškart buvo šitas pagrindinis pastatas, pati ferma pastatyta. Čia buvo, pradžia buvo rugsėjo mėnesį,
Per 2 mėnesius patį pastatą pastatė. Iš pavasario pradėjo priestatą visą statyti, pastatė, bet įrangą sumontavo tik jau rudenį. Jau pagal paramą valdų modernizavimas, pagal didžiąją paramą jau. Kainavo visas mano šitas projektas, kažkur tai projektą vertė 1 600 000. Gavau paramos 600 000. Kai statė, tai netikėjau, kad tokią moderniai įrengs, galvojau, kaip ir visi stato ten iš senų visokių dalių tas firmas, tai kažkaip atrodė, nelabai patiko, bet tėčio labai įdomiai sugalvota buvo, viskas naujoviška ir labai patinka. Skreperis yra valdomas arba kompiuterio. Ventiliatoriai čia, kai dabar vasarą susigina nakčiai karvės, tai jeigu tik nustatyta irgi temperatūra, kad jeigu tik daugiau kaip 20 laipsnių šilumos, tvankumas toks jau atsiranda, jie iš karto automatiškai įsijungia. Ventiliuoja. Karvių šepetys, tai čia jau, ką pasakyti, pats mėgstamiausias žaisliukas karvėm. Čia net buvo eilės prie jo. Čia yra šaldytuvų patalpa, kur iš melžimo linijų atkeliauna pienas. Šitam linijam viskas eina, keliauna. Čia pienas, čia vakuumas. Melžimo aštutė čia visą. Kol kas yra ne per didelė, greitai pasimelžia, kažkur tai mes vyksta melžimas, kai 60 dabar karvių šito momentu, tai vyksta apie valandą melžimas. Ūkyje baigiamas įgyvendinti paskutinis projekto etapas. Pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros programoje numatytą paramą, įsigytas elektros generatorius. Pasak Romo, tokį generatorių privalėtų turėti visi pieno ūkiai. Tuo jis įsitikino, kai dėl didelių vėtrų pernai nutrūko elektros tiekimas. Rankomis pamelžti daugiau nei 100 karvių labai sunku. Į pagalbą teko kviestis net kaimynus. Dabar Luneckams ramu. 30 000 litų kainavęs elektros generatorius stovi kieme. Jo pajėgumų užtenka, kad elektros gedimų atveju ferma normaliai funkcionuotų. ES finansavo 50% šio generatoriaus vertės. Čia yra elektros generatorius, reikalingas avariniai. Kai nėra elektros, išlėstą negaunam per pagrindinius tinklus, tada ferma prijungiama yra nuo šito generatorius. Ir tada visas ferma funkcionuoja kaip priklauso, viskas veikia. Pernai buvo pamoka didžiulė, 2 paras nebuvo elektros, tai čia buvo tikrai tokia situacija, kad reikėjo iš padėties išeiti. Geriau, aišku, kad nebūtų jokių gedimų, jokių nieko, bet tikiuosi, kad kai bus generatorius, jo neteks į naudą. Luneckai turi apie 200 hektarų žemės. Didžiąją dalį sudaro žalienos, tačiau sėja ir grūdų ūkio reikmėms. Pasak Romo, gyvuliai per metus suėda per 1000 rulonų šienainio. Visi jie žymimi skirtingomis spalvomis. Baltuose rulonuose ankstyvosios pjūties žolė. Marguose vidutinio vėlyvumo, o žaliuose vėlyvosios pjūties žolė. Kad gyvuliai gautų įvairesnio pašaro, 3 rūšių šienainis maišytuve sumaišomas. Šiemet ūkininkas pirmą kartą pasėjo ir kukurūzų. Papildydamas gyvulių racioną tikisi padidinti pieno primilžį. Nuo pašarų ir priklauso. Genetika ten jau viskas daug mažiau nuo jo priklauso. Pagrindas yra pašarai. Ne veltui sakoma, kad karvės pienas ant liežių. Tai reikia stengtis, nes dieną jau suvėlavai, jau blogai. Šiuo metu pas mus kažkur gal 110 iš viso galvijų, iš jų 60 melžiamų karvučių, kita prieauglys yra veršingų, telyčių jau didelių ir mažesnių. Vidutiniais primelžys yra 8 tonos 200. Pienuko dabar kas 2 dienos mūsų pienovežys išsiveža po 2,5 kažkur tonos. Tai čia 2 dienų. Lietuva žalostės pagrindas bandos. Yra gerinama vis, gal šlenizuojama, švedų žalmergiai sėklinama vienu žodžiu. Esu pirkęs 4 telyčias iš Suomijos esu atsivežęs. Aišyrų veislės. Bet atsivežiau, kaip pasakyti,
stebuklą nepamačiau, nes ten visi iš užsienio bando įsivežti. Lygiai tas pats ir pieno sudėtis, ir pagal kiekį pieno, ir mūsų potencialas toks pat, tiek pat duoda, kaip pašęsti, tiek įgausi. Luneckų ūkio stipriosios pusės – dideli primilžiai, gera pieno kokybė ir tvarkinga aplinka. Visa tai, pasak ūkininkų, pasiekiama darbu ir žinoma geros technikos pagalba, kurią įsigijo pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą žemės ūkio valdų modernizavimui skirtą paramą. Tai būtinybė, tai kitaip viskas ranka surištas, nieko nepadarysi. Pasikeitė technologijas, dabar viskas, jeigu kaip anksčiau, taigi parduotas vasaros visas prieš šieną, jeigu taip pasakius. Būtinybė. Be paramos yra labai sunku įsigyti. Čia presas vienetuvas, kombipak. Jis iškart daro rulonų žolį surenka, jau išmeta gatavą produkciją, kaip sakyti. Supakuota šienainį. Kai atsirado parama šitą mažai supaprastinta, nusprendžiau, kad reikia naujo. Neprivarsi šitokią techniką dirbdamas, jeigu ten Belarusį, pavyzdžiui, kai anksčiau. Nors kažkada tai, kai nusipirkau 97 metais naujų, tai atrodė irgi pasaulio stebuklis sėdi. Senesniuose traktoriuose labai atsikratai, o tam, kai yra amortizatoriai kabinos, tai labai patogu, nesijaučia nuovargio visai. Nuo pat ūkio įkūrimo pradžios visa šeima dirba kartu, samdo tik vieną darbininką ir 2 melžėjas. O ateities planuose 120 karvių banda, juo labiau, kad tėvų sukurtą ūkį žada perimti sūnus Liudas. Sūnus Liudvikas, kaip ir dukra, jie kartu su mumis nuo mažens, jie ir to darbo nebijojo, ir visur jie tų prie gyvulių ir gyvūnus labai myli, ir sūnus ketina dabar grįžti, reiškia, ūkininkauti, jis patinka jam ir su technika labai dirbti. Šiuolaikiška, naujoviška technika, patinka su traktoriais, bet jis ir nesibodi ir prie pačių tų karvučių prieit. Jeigu žinosi, kad iš tavęs niekas neperims, tai beprasmiška kurt kažkas. Palapinį pasistatyk, gyvenk, viskas. Atgyvensi savo gyvenimu, nusigriausi palapinį, viskas, to įbaigsis viskas. Aš čia vis tiek, kuri investuoja tokius pinigus, gyvenimu savo paukoja tam, noris, kad kažkas tai pratestų tavo mintį, tavo darbus. Sigutė ir Romas Luneckai gali būti ramus. Baigęs mokslus, sūnus Liudas ne tik žada perimti tėvų sukurtą ūkį, bet kuria ir savo ūkininkavimo planus. Ketina ne tik didinti karvių bandą, bet ir įsigyti mėsinių galvijų. O po reklamos lankysimės Pakruojo rajone esančioje fermoje, kurioje šeimininkauja robotai. Nors Lietuvoje pieninių galvijų skaičius sumažėjo beveik 5%, bendras šalyje primelžiamo pieno kiekis beveik nepakito. Visa tai pasiekiama padidėjusio pieno ūkių produktyvumo sąskaita. Ūkiuose diegiamos naujausios technologijos, didelis dėmesys skiriamas gyvulių geroviai, gerinamas gyvulių genetinis potencialas. O į pagalbą žmogui fermose ateina robotai. Pakruojo kraštas yra palankus plėtoti gyvulininkystei, o rajono 2007-2013 metų strateginėme plėtros plane gyvulininkystė įvardijama kaip viena iš pagrindinių ūkinės veiklos krypčių. Lygumų žemės ūkio bendrovė viena didžiausių ir moderniausių rajone. Pagrindinė bendrovės veikla – pienininkystė bei grūdinių ir pašarinių kultūrų auginimas. Bendrovės fermose daugiau kaip 300 galvijų, apie 1000 iš jų melžiamos karvės. Visų fermų pastatai modernizuoti pagal ES reikalavimus. Tame tvarte yra 150 vietų, tiek yra tų galvijų. Čia yra daug veislių. Yra švedijos žalmarigių, vokiečių juodmarigiai, Lietuvos juodmarigiai, Lietuvos žalieji, Danijos žalieji. Primilžis būna iki 27 iš karvės, 28 yra siekia. Ant kilimėlių laikomus jau šiandien taip gulamos vietos. Yra komfortiniai šepečiai, jos šukuojasi šiandien savo, kaip sakoma, jų salonas.
Nu, oras toks geras, ventiliatoriai vasarą eina, nes kad nebūtų karšt gyvuliam labai. Gyvulininkystė užsimančių Pakruojo rajonų įmonių ir mėsos perdirbimo įmonių prašoma arba jau skirta ES paramos suma iš viso siekia 35 milijonus litų. Iš šios sumos veikloms susijusioms su gyvulininkystė buvo skirta apie 15 milijonų litų. Didžioji jos dalis panaudota pašarų ir pieno gamybos modernizavimui, srutų tvarkymui, mėsos perdirbimui. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą pasinaudojo ir Lygumų žemės ūkio bendrovė. Ūkyje stovi 2 melžimo robotai, vienas iš jų įsigytas už paramos lėšas. Čia buvo iš viso tuščias tvartas. Čia nebuvo gyvulių. Kai pastatėm robotus, mes susivežėm iš kitų tvartų. Vežėmės pirmaviršės, antraviršės, nes vis tiek reikia jaunų karvių. Palyginus greitai išmoko jos. Mes kažkur tai per 3 dienas, savaitės bėgit jau išmoko jos. Mums tuo geriau buvo, kad karvis buvo atvežamas. Kaip atsivežom po 20, po 30 dieną, buvo geriau mokyti, ne taip, kad būtų iš karto 150. Pienas į mums pakilo, negu ten, kai ten buvo aikšteliai. Ir va čia kaip, atsigavo po mėnesį kažkur, tai visi gyvuliai, pasikeitė aplinka, pasikeitė melžimas kažkur tai. Bet jau daugiau pieną iš karto pasijūtų. Yra operatorius, taip nereiks sėdėti čia prie jų. Čia jau kas sugenda, kas sukelia alarmą. Tai jam yra trumpąją žinutę, yra robotas skambina į telefoną mobilų, jį pasako kokią gedimą, kas atvažiuoja sutvarko. Pačią bandą stebėti geriau. Jau matai, kad jau gyvulis serga, nustato iš karto tą pačią pieno konsistenciją iš karto jau, jeigu tau masytas, kas jau iš karto rodo. Buvo galimybė rengti kaip palei švedus. Kuo labai gerai karvė išėjus, iširimo taką, jinai nebegali atsigulti. Norint atsigulti, turi eiti pro robotus, ir ten tos gaudyklės, jeigu reikalinga melžimui, jisai nukreipia į laukiamąjį pamelžti. Čia gali aptarnauti 70, maks 75 galvijus. O pavyzdžiui, su laisvo judėjimu tu tik be aptarnausi daugiausiai 50. Ir viskas po to tau. Nes labai didelė gaišatis tas. Įeina, nuskanuoja, išleidžia. O šičia vartai jų atrenka, tik kurias reikia melžtis, daleiskim. Ir robotui tik vien tos ir eina. Kas 6 valandas priima karvę. Praėjus po pirmo melžimo, 6 valandos jeigu praėjo, tai ją gali paimti melžti. Kažkur apsilanko 2,7, kitus 3 kartus apsilanko per parą. Štai čia ir yra melžimo robotas, tačiau jį reiktų vadinti tiesiog melžimo sistema. Karvė čia ateina savo norų, o gyvulį atvilioja natūralūs instinktai, noras gauti skanesnio pašaro. Visas melžimo procedūras atlieka hidraulinė roboto ranka. Karvę nuskenuoja optinė kamera, o monitoriuje pateikiami duomenys apie pieno sudėtį, primilžį, kiekį ir laiką, sveikatos būklę, rują, tikslų sėklinimo laiką ir kitokia svarbi informacija apie melžiamą karvę. Pirmiausia, robotas nuskanuoja. Jisai turi užsifiksavę atmintiniai karvės taškus, spenių išdėstymo taškus. Ir dabar vyksta karvių plovimas to spenio, pirmo išvirkščio numelžimas ir nusausinimas. 3 operacijas vienu metu. Ir dar tokį masažą padaro. Jam svarbu atrasti pirmą tašką. Ir daugiau jis jau žino nuo paskutinis ketvirtis, daugiau tų spenių išdėstymų jis jau žino kiek startas. Kiekvienas ketvirtis atskirai melžiamas. Katras pasibaigs, tai jau nebetraumuoja. Ir nusima. Va, dabar dezinfekcija atliekama, spenių nupurškimas jodo tirpalu. Čia yra visa programa melžimo, gyvulių visi duomenys vedami. Ir čia visą stebėseną, galim sakyti, yra šičia. Robotai tik tai melžia jie ir viskas. Ir visus duomenys siunčia į kompiuterį. Kodėl šiai dienai, sakysim, ypatingai labai didėja melžimo robotų? Todėl, kad surasti gerų sąžiningų melžėjų, kurios dirbtų, atsakingai dirbtų, yra didelė problema. O melžimo robotas tas problemas įsprendžia. Tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visam pasaulyje tas robotizuotas melžimas labai intensyviai vystosi. Gera sąžininga melžėja
gali padaryti visas operacijas tinkamai tvarkingai. Bet daugelį ūkių, ypatingai tuose didesniuose ūkiuose, kur laikoma jau šimtais karvių, net iki 1000 ir truputį daugiau, viena melžėja melžia labai daug karvių, vienu metu aptarnauja. Tai net kartais ir 10, ir 12, ir 14, net iki 20 karvių. Suspėti, sukontroliuoti tos visus procesus yra pakankamai sunku ir sudėtinga. Bendrovės zootechnikė Vida Varnagienė sako, kad geras ūkininkas žino labai paprastą taisyklę. Karvės pienas ant liežuvio, kiek pašersi, tiek turėsi. Norėdama kuo geriau subalansuoti karvių mitybą ir tiekti joms kuo dažniau ir šviežesnį pašarą, bendrovė įsigijo modernų šėrimo vagonėlį. Čia vadinasi šėrimo cechas. Pirmiausia, dalytuvas pakrauna į stacionarą dalytuvą pašarų suvežam visus, paskiau sumaišom su miksteriu, pašarai sumaišyti, kas 2 valandas juosta transporteriu pasikrauna į šėrimo vagonėlį ir šėrimo vagonėlis juda link šėrimo stalo. Buvo 2 tvarto rekonstrukcija ir nebeišėjo pločio tokio, kokio reikėtų šerti su traktoriu. Tai teko suplanuoti šėrimo stalą, kad būtų tasai automatizuotas šėrimo vagonėlis. Jie yra čia švedų gamybos, automatinis pašarų šėrimas galvija. Paprasta, bet neprasta. Yra patogus, nes kadangi galima dažnai šerti gyvulius, vasarą ypač gerai, netaip kaista pašaras galvijams. Jos gauna vis šviežesnį pašarą, jos labiau suvalgo, didesnį procentą, jau galim sakyti, pašaro jos suvartoja, tas automatiškai liečia per pieną. Fermoje įrengti apžvalgos takai. Pasak bendrovės zootechnikės, nuo jų visi gyvuliai kaip ant delno. Tokios apžvalgos aikštelės populiarios užsienio šalių fermose. Lietuvoje jos dar naujovė. Kol įpratom, kol viską jau, galim sakyti, perkandom, o dabar kažkaip paprasta viskas. Kuo naujesnės technologijos, tuo geresni rezultatai, kaip yra sakoma. Gali pasiekti kuo didesnės aukštumas, kaip sakoma, su modernesnė technika ar dar įrengimais. Čia taip pat ir melžimas ar šėrimas. Mes siekiam pasiekti kuo didesnį primilžį. Ūkiuose perdirbto pieno ir produktų paklausa nuolat auga. Tokį pieno perdirbimą skatina ir Lietuvos žemės ūkio ministerija. O rudenį smulkiuosius pieno perdirbėjus turėtų pasiekti 60 milijonų litų kaimo plėtros fondo parama. Tiek norėjome parodyti jums šį rytą. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. O laidos kartojimo, kaip visada, ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.